čia va bandau įrašyti, kaip Prokopas skuta su garsu tokia žolė. Čia dabar iš pat matysite tokį garsą, ne, tik va tokį garsą, kaip jisai skuta žoliapjovės garsą, tik girdi tokie žolė. Tik va šitą vietą aš taip galvoju įrašysiu, specialiai pasižiūrėsiu, kiek čia laiko užims, žinai, po to nusileisiu į apačią, nufilmuosiu kaip vėliau. Čia dabar tik garsą aš bandau parodyti, po to viską paleisiu ant pagreitinimo, žinai, kad viskas pradėtų pagreitinti, nes visą tą dalyką jisai daro valandą laiko stabiliai, visą laiką valandą laiko tu girdite tą garsą. Čia prifilmavęs ant tų vaizdų, dar nežino kiek, žinai. O iš tikrųjų žolę reikia, ir va dabar jau pagreitinimo paleidau visą garsą, ant pagreitinimo viską paleidau ir, kaip sakant, žinai, girdėjau čia ant pagreitinimo viską praeina. 8 aukščio kamera, va čia, va, jis jeigu spūstų, va čia, va, tą pačiu, kur keltuvai matosi, pačioj, čia jisai praeitė šito savo stikimo mašiną ir tu matytum, kad jisai skuta pilnai valandą laiko, tą visą plotą tokį, koks yra. O va čia, va, jeigu būtų tas garsas va, iš tos va, pusės, va, to namo 87, iš tikrųjų mano kamera žiūri praktiškai į jį ir tas garsas ateina tik vienu garsu, jisai net nesikeičia, jisai gali ateiti tik tai iš priekio, ne iš galo jo negirdėtum tą garsą arba visai kitaip jį girdėtum, žinai. Ir aš galėjau palikti visą garsą, kai sakant, neklausyti, bet tam reikia. Taip yra, va ten nenuskusta žolė. Ir va čia va po kairę pusę, jeigu ten žiūrėtum, nesuleidimo kalnas yra, aš ten irgi buvau nuėjęs, ten irgi nieko nenuskusta. Ir po to išėjau į apačią nufilmuoti aplinkui visą namą ir ten nieko nenuskusta. Ir va jis už tą skaitimą paėmė iš mūsų 2700 eurų savo į kišenę. Nu kitai būt negali, nes man nepateikė jokių dokumentų niekam. Prašau pasitikėti, kaip įmanoma, siunčiu registruoti klausimą, kaip tik man vis tiek niekam nepateikė, šit mes pjauname laikysime. Vieną kartą nesileidau į Brudijos susirinkimą ir tiesiog Brudai, tai kad nieko nėra, nes tai raštai Brudai ir panašiai. Susirinkę būtent tie Brudai, taip sakant, kurie, taip sakant, tave čia neįspentina ir daro tai gyvenimą neįmanoma, žinai. Dar po to įdėsiu galbūt ant pačio galo, kaip sienas čia namuose išvarkytas ir kaip jis atrodo, žinai. Ant kiek, taip sakant, savo leidžia, bet, žinai, daro gyvenimą neįmanoma sienas, kitą kartą ant tai būna išversta, kad jis baisus žiūrėt, žinai. Šito įdėsiu ant pačio galo, dar dėsiu, taip sakant, kad būtų pilnas vaizdas bendras, kaip iš tikrųjų čia gali taip greitai gyventi. Pačio dar kokią dėsiu, kad, taip sakant, kad neprozeskuotume. Kad apie pinigus pasakiau, ką pasakiau. Galima daug čia jį pasakoti, kad čia yra, bet va jisai nustatos 2,7, surenka į metus praktiškai, po 100 žalių nuo žmogaus, 200 butai, ne ką čia kalbėti, ar čia verta tą kalbėti, ar čia verta tą kalbėti 110, 120, o to jau pasidabar eina va tokios kainos, nuo 1-12 aukščių, taigi nesvei, ką norėjau pasakyti, kokius pinigus jisai renka, jisai pinigus jeigu nepasakyti, jisai pinigus renka. Va tą, kai jisai valdžiai renka už šiukšlės, už liftą, čia būtų kokie 15-20 eurų, žinai, mokesčių, žinai. 15-20, 30 saugiausiai. 30 jau būtų jau ką, jeigu reikėtų sutvarkyti. O visą kitą likusi 70 eurų jisai paima už savo paslaugas, ką čia ateina, pakrausto, jisai pataiso, padaro, pasidaro. Ir tu nori pasakyti, kad šitas pinigus, kaip sakant, žinai, pateikė valdžiai, nejuokaukit, ką jis pasiėmė savo, dėl ko jis nepateikė jokių mokesčių nieko, žinai, pasiėmė savo į kišenį ir įgerai nelaukti. Tai darom pačią galvą, kaip aš jį davesiu jį iki teismo, aš jį įsivaizduoju, kad išlys visai kitas pirmininkas namo, o ne šitas, ir sakys, kad tu nemoki visai. Dabar aš jam tam būsiu moku po 50 eurų į mėnesį ir tai labai daug, žinai, po 50 eurų. Būtų labai įdomu sužinoti, ką esi apie 50 eurų, kam jisai paskirtų tas 50 eurų. Greičiausiai negaus šiukšlės, negaus liftas ir negaus tos kompanijos, kurios, taip sakant, valdiškas negaus, o jisai tas pinigus savo pasiims. Bet žiūrim, laukiant atsakymą, šitą savivaldybę video nusiųsiu ir žardės, kad matytumėt. Ką čia dar tokį pasakyti, kad nepamirščiau. Nu, va čia visą tą valandą laiko skito tą žolę, tai čia viskas baigsi, galiu netgi iš tikrųjų ir, žinai, prasukti, žinai, tai sakant, netgi tai va padarai, žinai. Dar tas garsas yra, dar jis yra, žinai, dar jis galiu pagreitinti tą video visą, kad šitą, sakant, čia 10 metų pysą. O specialiai užsispėliau, kam, žinai, kad nesimatytų tą švėlę, kaip čia, nes čia iš Brudijos narių yra dar kokie 5 ar 6 tikrai bus, žinai, kurie pakros bangas, kad čia mumis filmuoja, man čia maišo, man čia taip, man čia net, žinai, nu, patys suprantate, žinai. Ir va, su tą bendriją sunku labai kovoti, kad jie vienoj krūvoje sėdi, tie, kurie, kaip sakant, išmušinėja čia žmonės dėl to būtų, išmetinėja juos iš gyvenimo.
labai sunku kovoti, jų čia bendras susirinkimas, penkiese priema įstatymą kokį nori, tada nusileidžia į apačią, čiut nepadaro kažkokį tai, žinai, kažkokį tai laumį ar dar kažkokį, bet kad patys labai juokingi, žinai, karikatūriniai, žinai. Bet tai, kad išvaizda, bet ir mąstymas ir kalbėjimas ir viso kito, žinai, visiškai netitinka to, ką jie daro, žinai. Ir pasiema pinigus tokius, kaip nori. Per vieną dieną jis pakėlė 300% visą kainą pasikėlė. Už ką vienas pasakė ir visi sako, jo, galvas sulinkė. Toks kad velnias pasakyti, jo, o jie galva linkė taip ir taip. Namuose visur visada 240 vitelių tarpai rodo, 240 elektros voltų vitelių tarpai rodo. Matomai per tą, žinai, apipila bet kokį kampą ir garoja visas namas, kada jam reikia ir taip pasakė, žinai. Ir tai va, gyvenčių reikia tarp tokių vadinamų pirmininkų ir panašiai, o čia biškai, žinai, taip sakant, o čia nufilmavau visą vaizdą. Čia visi skuta žolė, va šitoje vietoje. Pagrindė ir vieną kartą rodė, kad čia visi skuta žolė, va šitoje vietoje, nežinau, kam to reikėjo, bet tai jis rodė, kad čia reikia skuta. Ir va girdėjot garsą, ne? Jeigu būtų nuskuta žolė, šiandien vieno lapo nebūtų buvę. Čia šiandienos video. Nu, nežinau, kaip čia įrodyti, bet tai, žinai. Kaip nors galiu telefoną iš tikrųjų parodyti ir ten matysi viską. Ką tik buvo skurs ir va, tu matytum, ne, kad būtų neskursta. Matytųsi lapai būtų surinkti aplinkui. Tai va, tą visą garsą, aš apie tą garsą jo, kaip sakant, kad jisai paleidžia, įsidirbinėja kaip idiotas. Ir taip įsivaizduoju, kad tik iš manęs renka tuos pinigus, o ne iš aplinkinių. Jūsų visai publis save parodžiau suka. Va čia, kaip sakant, galvojau, kad čia skuta, va šitą vietą žolė. O mano kamera va iš tos pusės iš tikrųjų, ten namas yra tas 87. Ir ta kamera kaip į tave žiūri, tu girdi tokį garsą, o kaip ją nusukė, tu girdi maždaug tokį garsą, žinai, visai pasikeičiasi tas garsas. Ir aš matau pagal garsą, kad iš priekinio namo, kaip sakant, tas garsas sklindama. Čia ta vieta, ta pasaka, to, kaip sakant, radijos pasaka. Ne tos radijos, bet panašiai tos. Pasižiūrėkit, kaip atrodo sienos išverstos, ne? Atrodo biškai tik skilus, ne tikiuosi matosi gerai. Atrodo biškai tik skilus, bet iš tikrųjų yra išversta ta siena, matai, net pajudus, net per kažkokį tai milimetrą ar kažkiek tai va čia jinai yra net pajudinta į tą pusę, žinai, tos vaizdas, žinai, bet laužtavo iš šitos pusės, va, iš apačios. Ir čia jos nebuvo niekada. Ir kažką tai man pasakė, kažką suburzgėjo ir bum atsirado, ne? O po to ten visą jau nuo senai tai yra va šitoje vietoje dar. Tai parodysiu, nenoriu čia rodyti to butą, gal net nešiu. Nesinori, žinai. Va čia vat matosi truputėlį va skylė yra visą laiką, kai sakant, dažykim nedažy, žinai, per visą sieną skėlimas yra. Čia dar nežinau iš tikrųjų, čia turbūt gal namo judėjimas, bet nemanau, turbūt kažką tai ten pakrapšo, padaro tokio, nes buvo užpiltas butas iki pusės, galima sakyti taip, bet tėvai bijojo išsigimėlių bijojo ir Prokopas tom pasinaudojo, užmušė nahui, žinai. Velniop užmušė, atsiprašau, ne nahui. Ir važinai, kaip jis sako, čia mano tokia nuomonė, tegul būna jam čia kitaip. Važiuokit vėl siena skilusi, ne, bum. Aš ją buvau uždažęs, aš ją buvau išpjovęs viską ir jinai vėl išlindo, taip aš nesuprantu, kas čia vyksta, kas čia yra, aš ją gal blogai užšliavau, bet aš ją perdažiau, išpjoviau iš tikrųjų tokią skylę didelę ir vėl viskas taip atsirado keistokai. Tai čia trečią vietą galima sakyti. O čia va ketvirtą vietą matosi, čia viskas eina iki apačios. Viskas eina čia iki apačios tas kilimas. Čia nesimato, čia nebematysi, čia plytelės yra. O va čia šitoje vietoje jau iš anos pusės jau palei duris, jau iš anos pusės blokas visas keltas yra. Tai aišku sakys, ką čia, bet tai nieko tokio. Va čia buvo užpilta, va šitas sienos buvo išpiltas va iki va šitos vietos. Va iki va šitos vietos buvo jos užpiltas vandeniu, buvo kaip tėvai buvo, bet tėvai bijojo, nieko nesakė. Tai čia aš noriu pasakyti, kad čia tas gyvenimas, kaip tave bando iš tavęs daryti, nu kaip bando butą atimti ir tau pasodina kaimynus ir kaip sakant, jie to daro neįmanomą gyvenimą, žinai. Tai va šitas vaizdas.